Labas bičiuliai. Šiandien su Domu vėl vieta matyta jūsų. Taip, šiandien toks ekstrymas, ne tai kad ekstrymas, o tokiam dideliam antinė dviese bandysim kažkaip tai pagaudyti ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis, nes rytas prasidėjo taip, kaip Arūnas Koskas sako, tačkės ratukas pamestas, vežant valtį visą įrangą. Paskui telefonas mašinai buvo paliktas, teko grįžti pusę kilometro vėl, vienu žodžiu, pabėgiot. Paskui išplaukiant sraigtas špagatą iš kažkur tai įsuko. Vienu žodžiu, rytas prasidėjo pasakiškai, atskau, šlapia kakta. Dabar tokia biški užuovėjai, kad neperpūstų. Davai ir bandysim vėl pavaikyti pelkės lybinus. Tiesa, praeitas syk labai man patiko, kaip sakyt, užčiapiau temą čia, tai bandysiu toliau plėtot su, kaip sakyt, buvo dasipirkti kabliai, dasipirkta tokių įdomesnių gumų prie ofseto ir pavėjiniai pusiai progą esant, pabandysim ant tų ofsetinių, grinai žolės pamest. O dabar reikia jau kažką tai pagauti. Tuoj mes čia jos išjudinsim. Gerai, plačiai tokį kovinį. Turi būti čia, nors kažkaip užtemo, žiūrėk, ryte lyg tai saulė bandė kilt. Nepakylo. Dabar skaityk, rūkas kažkoks užėjo. Jo, taip, žinai, paėmė, tai. Pames prie tų, matai, pamečiausi. Ne, pririštas yra. Taip, kažkaip šį kartą šį kartą gavosi, kad iš pirmo metimo, bičiuliai, bet ką padarysi. Ne visai norėjau. Toksai. Ne visai norėjau iš pirmo metimo, bet ką darysi. Aišku, pirštą nereikėjo prakasti iš karto. Jau kraujuoju. Pirmas kraujas. Sulyg pirmų slibiniukų. Gerai. Pleistro reikia. Gal reikia užsikliuoti, nes mama išsimakaluosis. Kaip sako, žiūrėk. Yra. Nebėra. Neužkirtai. Jo, sankabėlė, paskui sakau, kaip pakirtai ir paskui reguliuoja, jeigu reikia. O taip, bet išjudinai taškelį. Ir sakau, kur jeigu jauti kabinas, tink, taip, žinai, prakirti, nes būna, prakirti nuo tų žolių, bimt iškart ir man tai knieti išbandytos žolinukus. Kaip lygsvaras namai ančiukė laikosi. Dar va čia pamesk į tą pusę, mėtik ir čia reikia žolė, čia bandyti. Buvo lydekas. Žiūrėk, kaip paėmė. Ką? Sakiau, kad čia lydekas turi. Sakiau, kad turi būti čia. Dink tik tai. Kas čia per
Mesk, va dar, nes dar va čia buvo vienas. Manęs neužkabyti, tik tai, nu koks toksai, kaip visi. Pasiėmė ir važiuoja iš šono, žiūrėjau. Kirstukas. Ką, užskaitysim šitą. Va čia dar buvo domai. Negaliu. O kaip tu negali? O tai tu, tai palengva biškį biškį stenkis, kad, nu, kaip sakyt, kojos pečių plotėje stabiliau. Nu, tarsi, žinau, va, yra tos vietos, sočiai. Sočiai toks antinas, kad čia. Va ten, va, pirmai va kibimas buvo prie tų žolyčių, man. Ten jisai ir tupi dar. Šio. Bandyk taikyti va tos žolytės, kuo toliau. Čia kažkaip labai. O. Gerai, ne mes biškį pakeisim. Užplaukimą padarysim. Kas ui. Kaiti, kas ui. Kas čia patogu, ledas čia. Komfortos. Beveik. Dar vienas. Jo. Smėj. Ir dar kur tiesis. Nu tai ko čia dabar? Nu, Ko smėgia kaip... dar mažesnis. Nu, smėgia kaip kilograminis. Nu gražu, tai kur tie? Nu. O bankė buvo. Ką žinau. Bankė buvo kaip didelė. Nu, čia turėtų būti dar. Dar yra Tomai. Nes kita pusė. Kaip taip jis neprakalė. Čia gali ir dėti ir paprastą gumą. Čia giliau. Va, taip. Ne. Kaip taip. Pro šalį. Nu ką, pagaudyt. Yra. Pataikiai, va. Gerai. Išvilioji vieną iš tų žolynų. Viršų, po biškį. Žiūrėk, gal gražesnė. Ar kaip visi. Žolėm, nežinau. Kabino vėl? Kabino. Žinau, normaliai, bet atrodė buvo tikrai. Kažkaip taip. Nu, taip. Sargiai. Bet neprasikirto gerai. Ant ofsetinių reikia pagautą, supranti, cinkelį, kad, sakau, žiept reikia jom. Kad prakirst. Vaikų, matai visai iš žolyno. Sakau, visai žolyno tokio. 0,3 domai. Pas tave rezultatas lydekų naudai. Tave pergudrauja kol kas. Pabandyt kažkaip iš tų žolynų išviliot. Kas čia? Čia. Va, matai kur. Prigrebė reina iš paskos, oi, dar visai. Matai kur aš sulindysios. O, prakirtau gerai. Galvoju, kas čia prie pat. Nu, tokia.
pajudavęs. O, tai čia durpiniai. Nu, gražu. Markytės. Prakirtau gražiai. Šitą jau. Visai čia netoli. Taip baksti ir stovi vietoj. Galvoju, kas čia yra dabar čia. Tai paėmęs jau. Visai žolinėlį. Laikas, Domai, būtų tau pergudraut kokį? Ne dar? Dar ne laikas? Kai saulė išlys. Bet čia pirmo tik skapti ir viskas. Ir galvoju, nei žolė, nei, vienu žodžiu, ir eina kartu. Kas čia nuo žolytės tik numečiau. Ką turi? Su laiką, Domai, pas manęs taip lengvai neapgaus, bet tai kaip jie tokia nėra ką net nufotografuot. Manęs taip lengvai neapgaus jie. Tie kirstukai. Tiek vienas. Pagavai kažką? Tiek vieną. O, jau toksai. Skau turi būti, kur jie kitur bus. Kitok. O toksai. Tai čia, ko gero, didžiausias agirdi iš tų visų. Baks tik tai. Didžiausias mano kabinės buvo. Tavo tas, kur pasislėpęs po žolėm. Galbūt. Niekas nesiginčia, Domas. Didžiausi visą laiką pabėga. O, haha, ne vienos nėra. O. Čia pliamba rūkas. Čia gražiai įvariai. Ką tu galvoji? Pavų, tai gal kaip dabar paimsi? Aha. Tai kaip dabar? Davai. Nu, tai kad suvinioja į valą. Atleis valą, nu. Važiuok, jų didžiausia girdi. Murkt, o sakai, nėra lydekų. Negalima stovėti šitoj baidariai. Čia, supranti, išlikimo ančiukas. Ančiukas viskas gerai, svarbu lydekos, kad kiptų, Domai, viskas bus gerai, matyti. Viškiau tik tai sakau, kad slunkiai buvo, tave jau pradėjo daužyti po truputį. Netikėjai net, sakiau, kad čia bus. Čia geras taškas. Geras taškas čia, žinok. Ir tarp kitko, tu galvoji, čia ko gero didžiausia šiandien ką pagavom. Ne, didžiausia ta, kurie atsikabino. Ai, nu, aišku, atsikabino, dar didesnė. Tikrai ta didesnė buvo negu šitą. Nieko, paskui dar nuplauksime, jeigu kas dagaudė tenai. Nas. O, vaikeli, kad tu pagavai bangą. Neskubėk, kažkaip tai palengva. Nes labai... Nesuviniok, daugiau neviniok valą.
Aha. Gal pabiški. Gerai, pabiški, va, kad... Nu va, kur visos kepamos girdi. Nu, Alius čia gerai davei seriją, 2 metimai, 2 lydekus. negalima ramiai tai užsidėti. Čia dar didesnė. Jo, čia jau šitas aplink kilogramą. Atleisk stabdelį. O, gerai, nu pažiūrėk, Gerai. jaudulys. Tai palauk, Imk nusivalyk. Ten telefonas tavo. Tai ten šonė įdėta. Nu, kad neiškristų. Nu ką, šitas geras, šitas jau skaitinis buvo. Kokio kilogramas kaip nieko, žinok, domai. Bet tai kaip, sakai, nėra lydeko. 2 metimai, tu čia gerai pametė, girdi prie tų bumt iš kartą. Gal tas baltukas, supranti? Baltukas. Dėjau aš pingviną. Baltukas, nu, baltukas tas gerai, čia to prašovė. Nu tai... Ei, tai kaip. Iš karto kalė ir... Du kartus nepataikė. Atsargiai, domai neatsijau. Vis tiek aš šį. Oi, dar toksai visai gražus. Iš 3 karto. Iš 3 karto, domai, vis tiek aš šį įprūdijau. Nors gal kitas čia. Čia koks gražus. Kokio grožio. Irgi toksai jau. Link į skaitinę. Kaip gražiai jisai pasileido, tai ir spėjau užkabį. Ir dar gražiai apiformino. Ne, uodegą nukando. Nu tai šaltys. Dar viena uodega. Antra jau. Daugiau tokių kibių. Kažkai ir mes čia turim. O. Bum. O, tu. Ką, šitaip lengvai jau. Užtenka čia mane apgaudinėti. Po 3 kartus. Po 3. Ne, čia šitas jau mažiukas. Taip lengvai čia mane neapgaudinės. Kaip nekeista, šiandien turbūt pirmas taip arti. Ai ne, pirmai dar vienas buvo. Mėlyniukas. Žinoma. Čia triubicą kokį kabinau. O, kerieši. O, čia. Keriežis. A čia keriežį įvariau. Visą lizdą ištraukiu, pakėliau.
Bičiuliai, kaip sakant, nusivalyti snarglį. Baigiam savo pasirodymą. Užkylo vėjas belė koks. Iš tikrųjų, kaip ir prognozijos buvo. Tik tiek, kad tas vėjas buvo, kaip sakyt, iš vienos pusės apsisuko ir pasidarė iš kitos. Ir gavosi taip, kad išilgai, visiškai išilgai prūdo. O lydekos, taip, nu, kaip pasakyt, desėtka papuolė. Turint omeny, kad dabar 14 valanda, o pradėjom apie 9, nu tai va, tai kaip ir tokio judesiuko biški buvo, bet, sakau, žolynai ir ofsetinė tema 2 pagavau, dar kibimą turėjau, bet ryte kaip ir tose žolėse nejudėjo niekas, o dabar neįmanoma pagaudyti, nes bangos neša, nu, vienu žodžiu, bardakėlis. Vobleriukai šiandien mažai vobleris gaudžiau, daugiau norėjau tą ofsetinę temą pagvildent, bet vienu žodžiu gavosi kaip visada. Nieko, pagaudėm. Manau, kuriam laikui bus galima palikti ramybėj pelkelę, laukt didesnių šalčių. Dar labai daug žolės, kad dar žolė pakristų ir tada apsilankyti. Tai, ką čia jums dar papasakoti, taip kaip visą laiką įrankių aprašymė po video, užeikit, pasižiūrėkit. Ir akumuliatorius, bičiuliai, dar vis daugeliui kyla klausimų, ar verta pirkti Kipvorto akumuliatorius. Tikrai verta. Pas mane jie 5 metai jau pačiam pirmam, turiu 3, bombiniai komai. Ir dabar mačiau tik 150 eurų akciją. Tai va, tokie reikaliukai, gerai bičiuliai, vėlgi vienas kitas laikas iš jūsų, vėlgi norit prisidėti prie kanalo ir žinot daugiau, jungtės į klumbiukus, į patronus. Vėlgi patronuose galima nusipirkti vienkartinį bilietėlį, pasižiūrėti norimą postą ar video ir susitiksim kitam video. Iki.